Taip, kaip ir minėjau, mūsų kompanijos produkcija yra ta, su kuria galim tikrai išsispręsti savo problemas. Elena minėjo DTX, detoxus, yra 2 variantai, yra ultrabiome ir yra basic. Tai pradėsiu nuo ultrabiome detoxo. Taip, reguliuoja virškinimą, mažina cholesterolio kiekį kraujyje ir palaiko sveiką svorį. Inulinas tai yra tirpios medžiagos, tirpios skaitulos, maitina naudingąsias žarnyno bakterijas ir stiprina imunitetą. Šiandienis toksai latiniškas Cicorium intybus. Taip, L-glutaminas, apie jį atskirai galima visą konferenciją turbūt padaryti, nes tai yra ypatinga aminorūgštis. Viena iš tų nepakeičiamųjų aminorūgščių, kurių mums tiesiog reikia. Jeigu jų negaunam, tai tada negaunam. Jeigu mes nepasigaminam, nesusisintetinam. Ir jos vienas iš tokių įdomių funkcijų padeda atsisakyti nuo priklausomybių. Čia yra aktualu, kam, pavyzdžiui, negali praeiti pro šaldytuvą arba negali praeiti pro kvepiančias bandeles cinamono, ar ne? Ir vanilę. Nes būtent L-glutaminas didina dopamino kiekį smegenyse, reguliuoja gliutamato pusiausvyrą, mažina streso lygį, gerina miego kokybę, didina triptofano kiekį, iš kurio gaminasi serotoninas, tai yra laimės hormonas. Veikia serotoniną, kuris gerina nuotaiką. Taip, padidina GABA sekreciją, kuris skatina serotonino gamybą. Kas yra GABA? Taip, teko kas nors girdėjo, kas GABA, panašiai kaip ABA, tai čia kaip GABA. Tai yra gamma aminobutyric acid, tai yra sviestrupės rūgštis. Apie ją irgi belekiek, tai yra antioksidantas ir labai taip pat stiprus elementas, kurio mums reikia, nes jisai taip pat dalyvauja mūsų homeostazės palaikyme. Elena, jeigu duočiau mikrofoną, tai būtų turbūt dar pusę valandos apie GABA. Mūsų ląstelės gyvena tokio Krebso ciklo dėka, kada dalyvauja mitochondrijos nuo ląstelė, panašiai kaip gavo išspaustas sultis, greitai išgersiu, greitai veiksiu, greitai tą padarysiu. Tai gamma amino tabukiro rūgštis, jinai tiesiog kaip rožančius arba rožinės taisyklingiausiai. Tai iškrito vienas karoliukas ir nebus sveika Marija. Tai ta GABA tikrai yra ypatingai dabar ant bangos visi mineralai, kur įeina šitos 4 raidės. Ačiū. Tai čia viskas vis dar apie tą ultrabiome DTX. Jau ekrane parašyta. Taip, toliau. Palaiko žarnyno gleivinės sveikatą, padeda žarnynai apsaugoti po fizinio krūvio, tai čia sportininkams arba tiem, kuriems sunkiai dirba fizinį darbą, tame tarpe ir kirpėjai. Taip, ką aš sakau. Taip, vaisių ir daržovių milteliai, obuolių milteliai, morkų, brokolių, burokėlių, kopūstų, rozmarinų, petražolių, ciberžolės milteliai. Fantastiškas rinkinys. Šie ingredientai yra antioksidantų, vitaminų, mineralų šaltinis, jie palaiko bendrą organizmo sveikatą. Žaliosios arbatos ekstraktas, beje, jeigu miniu žodį ekstraktas, obuolių ekstraktas, bananų ekstraktas, tai reiškia, kad ne tiek ten sudžiovinti ir sumalti vaisiai arba žolės, jie yra ekstrahuoti, išimta tam tikra veiklioji dalis, visa kita yra išmetama. Tik tai paimamo tai, kas reikia. Tai sako, obuolių, morkų, burokėlių, tai šiandien belekiek cukraus, belekiek ten tų visų. Nėra šitose produktuose, kai kuriuose iš viso netgi eliminuotas cukrus 100%, nors yra padarytas iš tikrai ingredientų, kuriuose yra labai daug cukraus. Vynuogių sėklų ekstraktas, antibakterinis, antivirusinis junginys, kuris stiprina imuninę sistemą. Taigi, būtent kokia nauda iš būtent ultrabiome DTX-o? Reguliuoja virškinimą ir mažina vidurių užkietėjimą, mažina cholesterolio kiekį kraujyje,
palaiko sveiką svorį, stiprina imuninę sistemą, apsaugo nuo ląstelių pažeidimų, tai yra nuo laisvųjų radikalų poveikio, gerina širdies ir kraujagyslių veiklą, palaiko žarnyno gleivinę sveikatą, padeda organizmui apsisaugoti, atsigauti po fizinio krūvio. Toliau vartojimas, rekomenduojama vartoti po vieną pakelį 2 kartus dienoje į 200 ml vandens. Galima vartoti prieš valgį, neviršyti rekomenduojamos dienos dozės. Ir atsargumo priemonės, jeigu esate nėščia, tada arba maitinate krūtimi, tada nerekomenduojama. Jeigu vartojate vaistus kažkokius ypatingus, pasitarti su gydytoju, kuris jūs gydo. Jei pasireiškia nepageidavimas poveikis, taip pat pasitarti su nutriciologu arba NSP kompanijos konsultantu. Ir kaip ir minėjau, sekantis DTX, tai yra detoksikuojantis preparatas, tai yra DTX Basic. Sudėtyje, kaip matote, yra maišeliuose jau supakuotos dienos porcija, arba irgi rekomenduoja 2 kartus dienoje, tai būtų ryte ir vakare. Ten yra kelios tabletės, kurias jau reikėtų kažkaip tai nuryti. Iš kai kurių kapsulių galima arbatas daryti, bet čia jau priklauso nuo žmogaus, kaip jisai nori. Su to DTX Basic buvo labai įdomi istorija, kadangi dabar eina 20 štamas COVID, patikėkit jau 20, ant tiek virusas sugalvotas mutuoti. Ir šitas DTX Basic, jisai jeigu laiku po kovidinio sindromo, kada atsirado silpnumas, atminties sutrikimai, kaip viena medikė atvažiavo, sako, aš nieko nenoriu, grąžinkit man galvą. Baisu, medikas be galvos. Ir kažkaip tai mes taip pakalbėjom, jinai ten turėjo tokios galimybės. Ir jinai sako, buvo sunku nuryti, bet verta. Ir po 2 mėnesių jinai taip, žinot, kaip kolegiškai labai taip gaila, sako, negailėkit, boba, kaip einu, dirbu į priėmimą, viskas gerai. Sako, gyvenime negalėjau net pagalvoti, kad tokios medicinai nežinomos formos gali padaryti nustulbinantį efektą. Žmogus jau po 2 savaitės jau gyventi norėjo. Ačiū, Elena. Taigi, sekanti skaidrė. Sudėtis. Milk Thistle. Taip, toksai įdomus pavadinimas. Milk Thistle. Jie verčia, galbūt irgi ten pieno, kažkokia ten žolė. Bet tai taip yra. Taigi, šiame produkte yra vitaminai A ir C, taip pat vaistažolės, tokios kaip tikrasis margainis ir kiaulpienė. Tikrasis margainis tradiciškai naudojamas kepenų veiklos palaikymui, o kiaulpienė padeda virškinti ir pašalinti toksinus iš organizmo. Tai irgi labai svarbu, šnekant apie sunkiuosius metalus ir kitus teršalus, tokius kaip arsenas ir kiti. Taip pat yra superoksidantai, superantioksidantai, įvairių vaisių ir daržovių ekstraktai. Beje, antioksidantų mišinys šitas, kur yra būtent Basic'e, yra patentuotas. Tai daržovių ekstraktai, kaip ir minėjau, tai yra ekstrahuotos daržovės, nėra jau ten iškai pilnai visų, su viso iškai sudėta, to ko nereikia. Kai kurie yra antioksidantų šaltinis. Antioksidantai padeda apsaugoti ląsteles nuo pažeidimų, tai yra laisvųjų radikalų. Cinamono balansas, vėlgi tai yra ekstraktas padedantis reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, kas yra dabar labai svarbu kiekvienam, ir palaikyti sveiką cholesterolio kiekį. Bacillus coagulans yra kapsulės įdėtos, tai yra gyvos bakterijos, tai yra probiotikai, kurie naudingi žarnyno sveikatai. Probiotikai padeda pagerinti virškinimą, stiprina imunitetą ir sumažina uždegimus. Basico nauda. Palaiko kepenų sveikatą, padeda pašalinti toksinus iš organizmo, gerina virškinimą, stiprina imuninę sistemą, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, palaiko sveiką cholesterolio kiekį, gali sumažinti vėžio bei širdies ligų riziką.
ir vėlgi naudojimas, rekomenduojama vartoti po 2 paketėlius per dieną kartu su 200 ml vandens. Galima vartoti prieš valgį arba kartu su maistu, neviršyti rekomenduojamos dienos dozės. Toliau prieš parodymai, vėlgi tie patys, jeigu esate nėščia, jeigu maitinate krūtimi, vartojate kitus vaistus ir jeigu kažkokie ypatingi simptomai nepageidaujantis, pasitarti su nutriciologu arba NSP konsultantu. Pas mus dažniausiai būna visa armija gydytojų, su kuriais mes konsultuojamės patys, jeigu kažko nežinom. Toliau kitas produktas yra Loklo. Čia įdomiai taip rodo, su Loklo uždengia pusę teksto, ką padarysi, programa yra programa. Taip, tada aš papasakosiu, kas ten už to pakelio parašyta. Taip, tai vėlgi yra patentuota formulė, kurią sudaro sorbentai, kurie yra obuolių pektinas, tai vėlgi būtent ta ekstrahuota obuolio dalis pektinas, gyslotis, urano dirva, akacijos dirva bei maistinės tirpios ir netirpios skaidulos, iš kurių cinamono žievė, avižų selenų, digminų sėklų aliejus, brokolių žiedų, ciberžolės ir stevija. Stevija kaip saldiklis. Taip pat yra brokoliai, gūžiniai kopūstai, morkos, raudonieji burokėliai, pomidorai, ciberžolė, rozmarinas, smiltiniai gysločiai, fruktozė, greipfrutų ir apelsino bioflavonoidai, hesperidinas, obuolių skaidulos, gumio arabikas, guar derva, avižų sėlenos, citrinų rūgštis, cinamonas. Kaip matot, pakankamai daug, pakankamai turtingas Loklo yra savo sudėtimi ir tai visą, ką gaunam, tai labai gerą, užtikrintą, bet labai švelnią šluotą mūsų žarnynui. Toliau, aloe vera. Tai čia mes su Elena parinkom būtent visus šitos produktus, kuriuos nusprendėm, kad jie prisideda prie organizmo valymo. Vienaip ar kitaip, ar tai būtų susijęs su žarnynu, ar tai būtų susijęs su limfa. Tai dabar trumpai apie aloe vera. Pagerina insulino jautrumą, mažina cukraus kiekio svyravimus kraujyje, padidina antioksidacinę apsaugą, pagerina virškinimą, stiprina imuninę sistemą. Ekrane jūs matote šiek tiek daugiau aprašymų. Gydo žaizdas, sumažina uždegimą, pagerina odos sveikatą. Kitas produktas tai yra chlorofilas, apie jį jau žiūrėjot filmuką, tai čia tik tai noriu išdidinti, parodyti būtent, kuo skiriasi molekulė chlorofilo ir hemoglobino. Pirmo, raudonai chemija yra hemoglobino molekulė. Tai galiu tik tai pasufleruoti, kad apatinėje dalyje, čia kur yra pas mus OH, ar ne, o pas augalus yra OC20 ir OC, žodžiu, deguonies ir anglies atomai. Ir tuos tokius trikampius spygliukus tuščius, kuriuos matote, tai ir viena ir kita molekulės, jos turi laisvas jungtis, su kuriomis gali prisijungti prie savęs bet kokį kitą atomą. Tai gali būti deguonis, tai gali būti sunkių metalų atomai, to paties ir arseno, ir švino, ir kitų metalų atomai, ir juos sėkmingai pašalina iš organizmo tokiu būdu. Būtent todėl, kad chlorofilas yra tas detoksikuojantis ir organizmo valinantis, šarminantis, kraują skystinantis ir diuretikas, beje, yra gan neblogas, nes veikia panašiai kaip po gero bokalo alaus. Už tai aš dabar jo jau nebegersiu, kol kas bent jau. Taip. Sekanti skaidrė. Dar vienas produktas kelp, tai yra rudadumbliai, jų pavadinimas toks yra kelp. Sudėtyje yra jodas, magnis, manganas, kalcis, geležis, cinkas, varis, karotenoidai ir polifenoliai, tai yra antioksidantai, B12, kuris dalyvauja beje ir hemoglobino, nervų sistemos ir DNR sintezėje.
Taip pat yra baltymai, skaidulos ir sveikieji riebalai, kas yra labai svarbu. Paprastai šis preparatas skiriamas prie hipotireozės. Taip pat jisai, kadangi yra jodas, o jodas, tarp kitko, vienas iš mineralų, iš nedaugelio mineralų, kurio iš tikrųjų labai sunku padauginti. Ir kada aš sakau padauginti, tai eina šneka apie 100 000 kartų. Netgi, tarkim, yra tyrimai daryti, kada žmogus išgeria visą, tarkim, buteliuką jodo tirpalo spiritinio, jo organizme neigiamų kažkokių reakcijų tiesiog nebūna. Aišku, tai neliečia tų atvejų, kada žmogus yra kažkaip į tai jautrus jodo preparatui arba turi hipertireozę. Ir kiti galimi kažkokie ypatingi sveikatos sutrikimai, apie kuriuos jau tas pats žmogus tikrai žino. Kitas preparatas tai yra Cascara Sagrada. Apie ją čia galima irgi atskirai visą paskaitą skaityti, bet ko gero geriau papasakotų patys žmonės, kurie jau ją yra išbandę. Jinai yra skiriama prie stiprių vidurių užkietėjimų. Ir paaiškinsiu, kaip ji veikia. Lietuviškai tai būtų Cascara šventoji. Ir ji ne šiaip sau, ko gero, gavo tokį pavadinimą. Tai yra ramnus puršina žievės vidinės dalies ekstraktas, vadinamas Cascara Sagrada. Joje yra antrachinonai. Tai yra toks cheminis elementas, kuris stimuliuoja žarnyno peristaltiką. Čia jūs toliau tik tai girdėsit tai, ką aš sakysiu, tai bandykit mintinai išmokti. Arba užsirašyti, arba įsirašyti. Taip, antrachinonai padidina vandens kiekį išmatose ir stimuliuoja žarnyno raumenų susitraukimus. Todėl vartojant Cascarą reikia gerti padidintą kiekį vandens. Dėl to išmatos tampa minkštesnės ir lengviau praeina per žarnyną. Cascara Sagrada sumažina vidurių užkietėjimą, pilvo pūtimą, dujų susikaupimą ir skausmus. Kiti Cascaros Sagrados poveikiai. Gali sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje, gali gydyti hemorojų ir gali padėti numesti svorio. Ir dar žinoma, pastaba kaip antihelmintikas. Tai žodžiu, kirminams tai labai nepatinka. Power Greens. Tai irgi vienas, matot, pakelį kaip tik yra Power Beats ir Power Greens. Tai yra vieni iš mūsų kompanijos naujų produktų. Jie atsirado nesenai, bet tapo labai greitai bestselleriais, nes jų poveikis yra iš tikrųjų fantastiškas. Sudėtis atrodo kaip ir paprasta. Daržovės, žalialapės. Plius, aišku, dadėta yra ir spirulinos ir chlorelos, tai yra dumbliai, kurie yra labai turtingi chlorofilu. Ir jeigu tai paprastai, tai būtent Power Greens tai yra tarsi 3 viename. Tai yra chlorofilas, vitaminai, mineralai ir skaidulos. O ką aš nekėjau apie loklotį, ten buvo skaidulos, tai Power Greens turi tarsi visus šitos 3 produktus viename. Bet jo poveikis turbūt 150 kartų yra veiksmingesnis, negu vartojant atskirai tuos kiekvieną produktą. Taip, žiūrim. Taip, sudėtis žaliosios, ten buvo, ko gero, čia sudėtis. Taip, žaliosios daržovės, tai yra brokoliai, kopūstai, špinatai, petražolės, salierai, agurkai, cukinijos ir kitos daržovės. Žolelės, chlorelas, spirulina, ežiuolė, ženšenis, ciberžolė ir kitos. Vaisių ekstraktai iš obuolių, apelsinų, bananų, ananasų, braškių, mėlynių ir kitų. Kiti ingredientai, tai yra kviečių, miežių, alfa, daigų milteliai ir kita. Kas yra alfa, žinot? Liucerna. Tai yra žolelė numeris 1. Taip, kitos veikliosios medžiagos, tai yra vitaminai A, C, E, B, K grupės vitaminai, mineralai kalcis, magnis, kalis, geležis, cinkas, varis ir kiti, antioksidantai, polifenoliai, flavonidai, karotenoidai,
ir kiti maistiniai elementai, tai yra chlorofilas, baltymai, skaidulos. Toliau Greens poveikis sveikatai nauda stiprina imuninę sistemą, apsaugo nuo ląstelių pažeidimų laisvaisiais radikalais, mažina uždegimą, gerina virškinimą, didina energijos lygį, padeda kontroliuoti svorį, gerina odos, plaukų ir nagų sveikatą. Nepaminėjau labai įdomios daržovės, bet kadangi vieną kartą Ramunė pasakė, čia net daržovė, čia geri, tai ditirambai artišokai. Šiaip artišokas naudojamas surišti sunkųjį cholesterolį ir naudojamas tada, kada kepenys gali sudaryti problemos atraminiam aparatui, kada prasideda įvairūs radikulitai, problemos su sėdimaisiais nervais, tie išjazais vadinami. Tai vat artišokas ant kiek tropiškas kepenim, jie taip bendrauja, ten tiesiog meilužių santykiai. Tai vat artišokas eina į pavargį. Tikrai taip. Tai ten, kur buvo parašę ir kiti. Tai jis tai liko už kadro, tai galbūt nepelnytai. Taip, dabar apie zambrozą. Taip pat apie zambrozą turiu dar atskirą pristatymą, kuris ten visus sužavėjo, bet šiandien jo nebus, nes, kaip matau, laikas eina negailestingai. Todėl apie visus šitos produktus aš jau nusprendžiau trumpai labai, nors iš tikrųjų apie kiekvieną tikrai galima būtų šnekėti valandas. Taigi, zambrozo sudėtyje jūs matot, kiek yra visokių ingredientų. Ciela 13 ingredientų, tai yra ir uogos, ir vaisiai. Ir magastatinė garcinė, ir mėlynių ekstraktas, paprastoje vietėje, tikrasis vynmedis, garuotasis vynmedis, aukštoji šilauogė, ir raudonųjų vynuogių odelio ekstraktas, dygliuotojo šaltalankio ekstraktas, dygliuotojo žerškio vaisių ekstraktas, akai uogos, granatai, žaliosios arbatos ekstraktas, obuolių ekstraktas. Iš obuolių dažniausiai šitą kompaniją mėgsta labai naudoti pektiną. Taip, ir veikliosios medžiagos, čia jie gražiai surašyti, o dabar trumpai pasakysiu, ką truputėlį išplėstą tekstuką turiu. Tai yra antioksidantai, priešuždegiminiai, imunomoduliatoriai. Ką jie daro? Reguliuoja kraujo spaudimą, cholesterolio kiekį, virškinimą, audinių regeneraciją. Jie veikia kaip priešuždegiminiai, analgetikai, tai reiškia mažina skausmus, gerina atmintį ir kognityvinius gebėjimus, spazmolitikai, antiemetikai. Ne per sudėtingi žodžiai. Kas yra antiemetikas? Nežinom. Slopina pykinimą ir vėmimą. Taip pat Alzheimerio, Parkinsono ir demencijos profilaktika ir gydymas, antidepresantas, antistresinis, gerina atmintį, anti-aging, tai yra senėjimas stabdantis, yra vitaminai A, C, E, K, B ir mineralai, kalcis, kalis, cinkas, silicis, manganas, varis. Tai kaip ir mano pranešimas baigėsi, čia matot mūsų karalienė Zambroza visų kitų papildų apsuptyje. Dabar bus pertrauka ir per pertrauką galima bus, paprašysim mano nuostabios dešinės ir kairės rankos pagalbininkės Odetos, padarysim mes gėrimų paragavimui. Tų pačių ir Powers, ir Greens, ir Beets, ir raudono, ir žalio, ir chlorofilo. Tai va. Ar ne per daug informacijos? Per daug. Žinau. Tai mums ir reikia. Jos čia dar iš tikrųjų labai nedaug. Dabar tada aš transliaciją baigiu. Galim
galima pasivaikščioti, galima atsistoti. Ačiū, ponė Elena, labai įdomi paskaita buvo. Nu tikrai, labai įdomi, čia jūs viską pasakojate.